tai esame prie garažų, kuriuose repetavom 97 metais. Čia dabar, kaip matote, tvoros neužeisime, bet ten yra už posūkio ta vieta, kur repetuodom mano tėvų garažą. Kiekvieną vakarą išstumdavom tėvo mašiną ir atgal išstumdavom. Aparatūrą buvom ten išmėtę, šonuose nusikeldavom, būgnus kiekvieną dieną gytis surinkdavo ir išrinkdavo. Tokia labai nemaloni procedūra. Ir ten iki rudens repetavom, kol nesusiradom tų patalpų darželio rūsy, kur jau sėdėjo Northern Side. Man vienas dalykas užstrigęs nuo 90 kelintų, kaip Vilkijoje lentpjūvėj dirbau, tai prasidėjo šitas laikmetis, kai bičiukai pradėjo važinėti Vokietiją, dėl mašinas varinėti. Ir pirmą kartą vienas išvažiavo ir grįžęs pasakoja, sako, eik tu n***ai, einu gatve ir pankas su tokia skiauterė ir jis dar rėkia, duokit man pinigų ir jam duoda. Nes šiaip užmušt reikėjo. Bet su tokiu natūraliu nustebimu, kitas pasaulis, aš išskridau kažkur į... UFO.